Globos centrai, gal pradėkim nuo to, kad jie yra visoje Lietuvoje, visose savivaldybėse, 60 savivaldybių yra 66 globos centrai. Vilnius galbūt išskirtinis turi 5 globos centrus ir visi globos centrai teikia paslaugas globėjams, įtėviams, globojamiems vaikams. Iš tikrųjų, jos labai aiškios yra 7: informavimas, konsultavimas, mokymai būsimiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams ir bendruomeninių globų namų darbuotojams. Tada savitarpio paramos grupės. Tai yra profesionali pagalba tiek socialinėje srityje, tiek psichologinėje srityje, pradedant nuo to laiko, kai žmogus tik pagalvoja tapti globėju, tai jį lydi viso proceso metu, pradedant informuojant, konsultuojant apie globą, apie tai, kas žmogaus laukia, ne? Tada nukreipiant į mokymus, gimk mokymai globėjams taip pat vyksta globos centruose. Įkeliant vaikutį į šeimą, taip pat vyksta nuolatinis palydėjimas šeimos šitame procese. Paslaugas gauna tiek globėjas, tiek globojamas vaikas. Tai konsultavimas, informavimas, palydėjimas galbūt iš kažkokias instancijas, institucijas, padedant sutvarkyti einamuosius reikalus, ne, tokius gyvenimiškus, buitiškus dalykus. Tada vyksta įvairios grupės tiek globėjams, tiek vaikams. Tai gali būti savitarpio paramos grupės, grupiniai užsiėmimai vaikams su psichologais. Stengiamasi atliepti visus poreikius, kurie gali būti, visą pagalbą, kuri gali būti reikalinga globojant vaiką. Visiems globėjams, budintiems globotojams ir įtėviams yra teikiama pagalba. Skirtumas tik tame, kad įtėviai gali pasikreipti pagalbos savarankiškai, nes įvaikinimas mūsų šalyje yra uždaras procesas ir jeigu šeima nepageidauja paslaugų, tai tuomet mes ir jų neteikiame. Ne? Bet jeigu šeima pageidauja, tai yra konsultuojami ir suaugę, ir įvaikinti vaikai, ir jų šeimoje augantis biologiniai vaikai. Su globėjais pasirinkimo nėra, gauti ar negauti paslaugas. Paslaugas gauna visi, ir globėjas, ir globojamas vaikas, nes globa yra prižiūrima mūsų valstybėje ir globos centrai yra tie asmenys, kurie padeda šitame procese. Visiškai nemokama, visiškai nelimituota, tiek, kiek reikia palydėti šeimą šitame procese, tiek ir gali gauti paslaugų. Ir netgi, sakyčiau, daugiau, kadangi negali apsiriboti vien tik tai konsultavimu arba informavimu globos centre, jeigu matome, kad šeima yra reikalinga didesnė parama arba specialistų, kurių mes neturime, specializuota, sakykime, pagalba, tuomet globos centrų specialistai nukreipia pas kolegas iš kitų institucijų. Tai psichologo konsultacijos suaugusiam ir vaikam. Tada globos koordinatoriaus konsultacijos ir informavimas labai dažnai reikalingas, nes informacija kinta, tvarkos aprašai keičiasi, paslaugų spektras keičiasi. Galime nukreipti, patarti, pasiūlyti, rekomenduoti.
visų pirma, žmogus turi būti globėjas arba norintis tapti globėjų, įtėvių ar budinčių globotojų ir turėtų ieškoti informacijos internete globa.vilnius.lt arba skambinti telefonu, kontaktai taip pat yra internete. Tai siūlome užsukti į arčiausiai esantį globos centrą. Kaip minėjau, kiekvienoje savivaldybėje yra globos centrai, juos galima nesunkiai surasti, ateiti ir užduoti klausimus, specialistai visada padės, atsakys, pakonsultuos ir galbūt padės apsispręsti.